Sveiki, su jumis sveikinasi Invest tinklalaidė, kurioje mes kalbame apie investuojančias moteris, tam, kad kiekviena moteris galėtų rasti tiek įkvėpimo, tiek ir praktinių įžvalgų apie investavimą. Ir šiandien kartu su Irena, mano kolegė, kalbėsim apie tikriausiai aktualią visoms moterims, ir ne tik moterims, aišku, ir vyrams temą, tai yra brokerio pasirinkimas. Taip, moteris nusprendusi investuoti, ateina prie klausimo, tai per ką investuoti. Tai pakalbėsim šiek tiek apie tai, pasidalinsim savo patirtim, per ką pačios investuojam. Tai gal, Irena, pradėsiu nuo klausimo tau. Tai kokie faktoriai lemia, kokį brokerį tu pasirenki? Tai ir galbūt, nežinau, kokius patarimus turėtum kitom moterim. Kai pradėjome investuoti, tuo metu dar nebuvo didelio pasirinkimo brokerio ir čia, sakykime, buvo paprasčiausias pats sprendimas tiesiog atidarai banką ir perki tą akciją. Tai yra banka, kuriame turi sąskaitą? Taip, turi sąskaitą. Gali kažkam paskambinti, su kažko pasikonsultuoti, nes tuo metu Saxo bankas dar buvo populiarus, ne, čia prieš 10 metų, kas didesnėm sumom investavo. Tai tokių kaip ten Revolutas, Robingoodas, Trading212 čia kalbos, net nebuvo apie tokių kažkokių brokerių. Tai tuo metu buvo bankai ir per tos bankus ir galėjai investuoti ir buvo labai dideli komisiniai. Didelį šiek tiek. Aš tiksliai nepasakysiu, bet tikrai didesni negu 10 plus eurų kaip dabar yra. Tai prasme, jeigu tu ten 50 arba 100 eurų investavai, tai įsivaizduok, kokią sumą tu palikdavai praktiškai kaip šiuo metu tai su investicinė gyvybės draudimu dabar. Apie pusę pinigų. 10-20%. Iš karto palieki. Tai tuo metu tikrai tai buvo nedaug pasirinkimų ir man tai visi brokeriai atrodė labai sudėtingi, tai aš pasirinkau banką. Tai bankas buvo tas pradžia. Dabar, kai jau viskas labai stipriai skaitmenizuojasi, demokratizuojasi, gamifikuojasi, nesvarbu, kokie čia mes kalbam, bet mes turime ženkliai geresnių ir patogesnių sprendimų ir tas yra labai jau patogu kiekvieną pasiekti su mažesnėm sumom. Tai dabar yra man asmeniškai 3 pagrindiniai kriterijai, kad būtų pigu. Pakalbėsim šiek tiek irgi apie komisinius. Kad būtų didelis pasirinkimas. Tai didelis pasirinkimas, aš nekalbu apie tas, kad akcijų daug didelių pasirinkimų, bet tas pats fondas, kažkoks pasaulio akcijų technologijų arba ten tradicinis pramonės, būtų pasirinkimas biržos, valiutos, kad tas būtų patogu daryti. Ir trečias yra saugumas. Čia yra mano tokie kriterijai. Tai matyt, pagrindinis 3 ir padingiai mano lygiai tokie patys, gal šiek tiek apie kiekvieną pasikalbam, nes ką girdžiu nemažai iš tokių investuojančių žmonių arba kurie planuoja investuoti dėl to saugumo. Ir tada galvoja žmonės, kad galbūt ne per lietuviškus brokerius investuoti, o investuokim gal kažkur per amerikietiškus, kokius nors ten per britiškus brokerius. Tai aš visada bandau pabrėžti, kad nesvarbu, per kokį brokerį jūs investuojat, svarbu, kad tas brokeris būtų licencijuotas. Vienas dalykas. Antras dalykas, kai investuojat per brokerį, tai tie pinigai jau nueina į kažkokias finansinės priemonės, tai yra fondai, ten akcijos, obligacijos ir jau net brokeriui bankrutavus, tai tie pinigai vis vien liks finansiniuose instrumentuose. Taip? Tai yra ateis administratorius bankroto, sakys, Rena, turi čia 10 Apple akcijų, kur pervesti tas Apple akcijas, tai pasakysi kitą brokerį ir tos akcijos atkeliaus pas tą brokerį. Vienintelis dalykas, kurį reikia tikrai žiūrėti, tai ar tas brokeris, paminėjau, kad yra licencijuotas, ir antras dalykas, ar yra, gali būti turėti licenciją, bet kur ta licencija yra, tai yra čia brokerių, kurie besireklamuoja, galbūt iš tokių egzotinių, tai pasakysiu. Malta netinka. Malta, Kipras, nieko prieš, aišku, bet vis vien reikia galvoti, kad jeigu kils problema, ar aš lengvai galėsiu išspręsti tą problemą. Jeigu bus užšaldyti pinigai, jeigu kažkas ten programėlį neveiks, ar aš tikrai galėsiu ir kur aš ateisiu, ar ten man reikės rašyti kažkur, ir laukti to atsakymo galbūt, kurį gausiu ar negausiu, ar čia kažkaip paprašiau. Tai matyti tie brokeriai, kurie yra licencijuoti Lietuvoje, tai gali kreiptis į Lietuvos banką ir ten ta problema bus išspręsta. Tai čia matyti tas saugumas, nežinau, Rena, koks tavo saugumo apibrėžimas, ar tu renkiesi tos brokerius, kurie yra čia Europoje, nežinau, Lietuvoje, ar visgi, kažkaip galvoji, kad geografiškai, kad būtų toliau čia nuo Lietuvos. Man gal kažkiek tai paprašiau, nes aš suprantu infrastruktūrą, greičiausiai, kaip tie pinigai
vat, visi investuotojai, su kuriais mes dirbam, vat, toks gal trumpas disclaimeris, aš esu taip pat Synergy Finance, ne, ryšių su investuotojais partnerė. Ir aš tai suprantu, kaip valdymo įmonės ir visi tie fondai, jos veikia jų infrastruktūrą, kad dauguma galvoja, kad jie perveda pinigus į kažkokį UAB arba kažkokią įmonę ir jeigu jinai bankrutuoja, pinigai dingsta. Tai taip nėra, nes jeigu tokios yra licencijuotos struktūros, kaip pavyzdžiui, jeigu valdymo įmonė paprastai, tai ta prasme jūsų pinigai vis tiek keliauja ne į kažkokią įmonę sąskaitą, o keliauja pas atskirą brokerį. Brokeris gali būti, tai yra depozitoriumas, ar turi tokį pavadinimą. Ir dažnai tai net bankas. Ir dažnai tai yra bankas, jo, tai dažnai tai yra bankas ir dažnai tai yra nelietuviškas net bankas. Jo, tai yra, Lietuvoje bankas, bet gali būti nelietuviškas bankas. Ne? Tai sakykime, čia yra vienas saugumas, jeigu tu nori neturėti Lietuvoje kažkokių pinigų su Lietuva susijusių, net ir investuojant per Lietuvos valdymo įmonės, dažnai būna, kad pinigai nėra Lietuvoje. Tai jie yra pas banką, kuris toliau jau turi savo grandinę. Ne? Tai jau ten paskutinis sandoris yra iš vis per brokerį Londone, ten daromas didžiulis. Jeigu tu investuoji per kažkokią finansų maklerio įmonę, tai tada tu jis tiesiog renkėsi pagal mokesčius. Kol kas aš nežinau Lietuvoje, kas galėtų stipriai pakonkuruoti mokesčiais arba paprastumu su tais tarptautiniais, nors yra tikrai bandymų Lietuvoje ir ten mes žinom ir Myriadas yra ir kiti, kurie ten turi savo tokių vienų kitokių privalumų, ten dėl konsultacijų, kad jie lietuviškai šneka ir panašiai. Jo, bet sakykime, jeigu jau nori išeiti iš Lietuvos, tada jau labiau tarptautinius renki ir pagal mokesčius žiūri. Taip, dar kalbant apie saugumą, reikia matyti irgi investuotojams, tie, kas investuoja, gal žino, kas neinvestuoja ar planuoja investuoti, gal nelabai, apie indėlių draudimą. Yra indėlių ir investicijų draudimas, tai apie indėlių draudimą tikriausiai visi žinom, kad indėlis iki 100 000 eurų bankai yra arba kredito unijoje yra apdraustas, bankrutavus kredito įstaigai, tai pinigus atgausim. Bet su investicijom irgi yra panašiai, kad yra investicijų draudimas iki 22 000 eurų. Ką tai reiškia, kad jeigu aš pervedžiau brokeriui, pavyzdžiui, 2000 eurų, nespėjau dar investuoti į fondą, tarkim, ir bankrutuoja brokeris, tai valstybė tuomet kompensuos man tą sumą, šiuo atveju 2000 eurų, bet kompensuotų ir iki 22 000 eurų. Tai yra tokia papildoma garantija tiems, kas jaudinasi galbūt, kad čia kažkas atsitiks ir kas bus su mano pinigais. Tai čia iš saugumo pusės, tai gal apibendrinant, tai žiūrim, tikriausiai Irena, kur licencijuotas ar apskritai turi licenciją. Taip, žinom, kad yra indėlių ir investicijų draudimas ir tada jau iš principo renkamės kažkokį Europoje esantį brokerį, geriau jau čia ir geriau arčiau galbūt namų, nesijaudinant dėl to, kad dėl kažkokių geopolitinių rizikų gali būti toks blogiausias scenarius, nes tie pinigai visiems bus įdarbinti Amerikos fonduose, nežinau, kokiuose kitose geografinėse rinkose. Gerai, bet užsiminėjai šiek tiek apie komisinius, tai kad reikia rinktis ir žiūrėti, kaip tie komisiniai ir paminėjai, kad galbūt tarp lietuviškų brokerių ta konkurencija nėra galbūt tokia aštri, dėl to, kad komisiniai yra pakankamai aukšti. Tai gal galim pakalbėti apie bankų komisinius ir ne bankų komisinius, šiek tiek. Irgi reikia žiūrėti, į kokius jūs instrumentus investuojate. Jeigu investuojate į banką į banko fondus, tai komisinių nėra. Jeigu jūs investuojate į Baltijos šalių akcijas, ten irgi komisinių nėra sandorių. Bet jeigu investuojate Amerikos ten, sakykime, tai yra S&P 500, tarkim, kuris listinguojamas ten Europos biržose, bet investuojate per banką, jums iš karto sandorio mokestis bus pakankamai didelis, jis yra virš 10 eurų priklausomai nuo banko, vienur 11, 13. Net mačiau 25 eurai. Yra vienas bankas, man atrodo, čia Luminoras, kur mažesnis mokestis, ten aš nežinau, kiek jie turi ten tų pasiūlymų įvairių, bet jie irgi turi turėti, bet tai yra 5 eurai irgi, kur galima investuoti. Tada, jeigu jūsų suma didėja, nuo tam tikro lygio jau atsiranda procentinis tas mokestis, nefiksuotas 10-12, o ten nuo sandorio, 0,20, 0,25, 0,35 priklausomai irgi nuo banko, sakykime. Tai jeigu jūs investuojat didesniam sumom, tai jums jau apsimoka per banką investuoti į tas tarptautinius
fondus, bet jeigu jūs investuojate mažesnėm, tas periodinis investavimas per banką, ne į banko produktus, jis neapsimoka, nes jis labai brangu. Taip pat paprastai kalbant, jeigu žmogus, toks vidutinis lietuvis, norėtų investuoti ten per mėnesį 150 eurų į S&P 500 kažkokį fondą, tai jam bankė sumokėjus 10 arba 15 eurų, tai reikštų, kad jau kokius 10% iš karto atiduodi vien už transakciją. Tai yra labai daug ir tam, kad ta suma po to atgrotų, tai labai reikia pasistengti, tai metus, net gal 2 metus palaukti, kol kompensuos. Tai nebūtų labai protinga, Mes turime omeny, kai investuojam, jau tikėtis pastovios 10-12% grąžos per metus yra jau labai toks geras lūkestis, o jeigu tiek palieki kiek metų mokesčiams, tiesiog, tai neuždirbsi nieko. Todėl tu turi labai, investuojant mažiom sumom, labai tuos mokesčius skaičiuoti ir žiūrėti, kokie jie yra. Tam, kad tu išeitum į pliusą, nes jeigu investuoji mažiom sumom, dar yra saugojimo mokestis, tai kiekvienas bankas transakcijos mokestis, saugojimo mokestis, tai dar tas prisideda, jūs visada matote savo grąžą jau po fondo mokesčio, bet tas saugojimo mokestis irgi gali būti nuo 0,1% iki 0,3-2%, tai dar tas prisideda per metus. Tai sakykime, tai investuotojas, kuris, tarkim, investuoja ten 100 eurų, jo atveju tai geriausia rinktis ten, kur nėra jokių sandorio mokesčių ir minimalūs sandorio mokesčiai. Arba yra super minimalūs pirkimo mokesčiai ir yra tokie patys laikymo mokesčiai labai mažai. Bet jeigu visgi žmogus yra toks, kuris, turi sąskaitą banke ir, nenori galbūt ten, per sudėtinga galbūt, arba nenori tiesiog eiti į kažkokią alternatyvą, tai, mano būna tada toks, ne tik patarimas, bet tiesiog tokia, gairės tokios, kad galbūt tuomet reikia investuoti į to pačio paminėjai banko sukurtus fondus, tai kurie yra pigesni, arba kitas dalykas dar, galbūt neinvestuoti tada kas mėnesį, o palaukti 3 mėnesius, kol jau ta reikšmingesnė suma bus ir tada ją investuoti ir tas tada 10 eurų ar 15 eurų nebus jau toks reikšmingas tos sumos kontekste. Tai galbūt toks būtų, bet pakalbėkime apie ne bankus tikriausiai vis vien ir pačios mes su tavim investuojam daugiausiai matyti ne per bankus, o per kitus brokerius. Tai koks tavo, Rena, pirmas pasirinkimas investuojant į fondus arba akcijas pavienės? Tai visas mano portfelis su pavieniam akcijom tai yra pasižaidimui. Toks dalykas, aš jį vadinu labiau, tas yra smalsumas iš tos pusės tiesiog pažiūrėti, kaip sekasi pačiam verslui. Tvarkyti su konkurencija, verslo ekonomiką suprasti, man tas tiesiog įdomu, stebėti tam tikras rinkas ir jų kompanijų, sakykime, augimo perspektyvas. Ir būna, savo pasakai, atrodo, kad turi pasisekti kompanijai, čia paleidžia kažkokį įdomų produktą, ar to pasirašys įdomų sandorį ir rytoj čia viskas sprogs. Ir pažiūrėti, kaip vyks. Tai tokiems dalykams Trading 212 aš pradėjau naudoti, čia buvo toks vienas appsas, kuris buvo pirmas, jis buvo be sandorio mokesčių jokių, labai paprastai galima atidaryti. Aš kažkaip bandžiau dar eToro anksčiau. Tai buvo vienu metu populiaresnis net eToro, aš sakyčiau, po to kažkaip tas eToro dalykas gal, nusilpo, arba mažiau aš apie jį girdžiu, bet eToro, bet buvo dar tokia galimybė, dabar ir Trading 212 atsiranda, kur tu gali tas vadinamas mimik kažkieno portfelį. Tai yra seki iš principo kažkokio, žinomo investuotojo, žmogaus portfelį, ir kelionė ir iš paskos iš principo. Aš atsimenu, tai dar čia prieš COVID, čia gal kokie 18-19 buvo labai agresyvi eToro reklama, jie naudojo Hollywoodų žvaigždės, tokias iš filmo, kur Bruce Willis ten investuoja, jo portfelio grąža yra tokia, sek jo signalas arba sek jo portfelį ir galėsim matyti. Ir jis ten stipriai reklamavo ir per YouTube, ir per visur podcastus žiūrint, jis ten pasakojo, kaip čia investuoja ir panašiai. Tai tikrai ten buvo labai tas stipriai agresyviai pičinimas ir žmonės, kurie nežino, kaip daryti, ką investuoti, atrodo, gerai, toks žmogus kažką supranta gal ir verta jį. Tai eToro labai stipriai ant to žaidė, jam labai pasisekė pritraukti vienu metu daug investuotojų ir aš bandžiau tą padaryti, bet jis man buvo toks, nelabai atrodė user-friendly ir per daug visko buvo, ir tie chatai, ir tie susirašinėjimai. Per sudėtinga tiesiog. Jo, ir aš norėjau tik investuoti, o ten buvo visas toks gyvenimas ekosistema, tu užeini ir tave trigerina. Ir man tai nelabai, nes aš norėjau tiesiog paprastumą, aiškumą, žinau, ir šitos dalis nebuvo įdomu. Tada aš atradau Trading 212. Kur buvo paprasčiau, bet susidariau su Trading 212, dabar jau yra ženkliai daugiau pasirinkimų. Anksčiau buvo
mažiau pasirinkimų tų ETF-ų, skirtingų biržų. Dabar jau tikrai labai platus ir ten daug ką galima surasti ir tų ir tematinių ir panašiai. Jau ir sandorių mokesčių nėra ir taip toliau. Jo. Jie, man atrodo, ir Lietuvoje iki šiol pakankamai tokie. O palyginimui, gal žinai, kalbėjome apie bankus, ne, ten 10 eurų, 15 eurų, kai kuriuose net virš 20 eurų, o trading 212. Nebuvo sandorių mokesčių visiškai. Apskritai nebuvo. Ne, nėra sandorių mokesčių, yra saugojimo mokesčiai, ne, tai ten saugojimo mokesčiai irgi yra minimalus, 0,2, 0,1, Revolutas 0,1, tai sakykime, jie yra. Ir jie dabar tą konkurenciją labai, kaip čia, stiprina. Tai atėjo dabar Robingudas į rinką, ne? Dabar dar labiau ir jie eina į tas vadinamas price wars. Taip. Ir bando vienas kitą visą konkuruoti, neįmanoma pažiūrėti jau iš ko, tai brokeriai galų galia uždirbs. Labiau iš išvestinių finansinių priemonių, ten CFD ir panašiai, bet tai jie ant to pigumo labai eina, nes jiems reikalingas srautas, ne? Ir kuo daugiau srauto, tuo tada galimybė tų daugiau daryti visokių sandorių, pirkti tuos rizikingesnius instrumentus, gaudyti tuos signalus ir tada gal brokeris kažką uždirbs. Tai sakykime, Trading 212 buvo, bet kai atsirado jau Revolutas, aš pradžioje Revolutų tikrai nenaudojau investavimui, aš manau, niekas nenaudojo ir ten, man atrodo, galimybės nebuvo. Iš karto ten buvo labai patogu tiesiog pervedinėti pinigus. Taip, nes ir labai pasirinkimas buvo mažas finansinių priemonių, tai tikrai ten ir fondų net nebuvo, galima pradžioje buvo tik tai su akcija. Ir aš atsimenu, kodėl man Revolutas papirko kaip tokia programėlė, nes aš būdama Malazijoje galėjau užsiimti nemokamai grinų. Taip. Galvoju, išsprendė man problemą gyvenimą, kai nereikia didžiulis komisinis sumokėti. Ir atsirado ta simpatija tam produktui, galvoju, tikrai, dabar jie ir pavedimus labai paprasta iš telefono į telefoną daryti, ne? Ir galima dabar tai visiškai neapsimoka iš ten grinų išsimti, nes labai brangu, nesvarbu kokį tu įmė, ne? Gal ir poreikio gal nėra tokio. Gal ir poreikio jau mažiau, taip, bet jeigu keliauji tokiose šalyse, tai reikia, tai tikrai tai reikia ir tu turi išsimti čia arba ten kažkaip tai prireikia, kažkur tai Azijoje, ten per tas salas, kur tu tą bankomatą gal kartais nelabai rasi, tai tų grinų reikia, net juokas juokais, bet atsimeni Barcelonos oro uoste dingo elektra ir žmonės, kurie neturėjo kortelės, čia buvo rašoma visur spaudoj, kurie turėjo kortelės, tai praktiškai niekam neįdomus buvo, su taksitu niekur nenuvažiuosi, o kas turėjo 100 eurų buvo... Taip, jau galėjau pardavinėti 100 eurų už 200 eurų, ne? Už 200 eurų su taksi. Tai aš atsimenu, nes kolegos važiavo ir tuo metu ten pateko, tai surinko visi iš kišenio po 50 eurų, kad iš oro uosto ten buvo pakankamai ir laiko to viso dalimą, tai tokia aš kartais visai reikalinga turėtų. Tai kaip ir suprantu, dabar Revolutas yra galbūt tokiam, kaip minėjai, tam pasižaidimui su akcijom, jeigu su pavieniam, tai naudoju Revolutą. Beje, noriu pasakyti, kad mes čia neturim jokių afiliacijų su jokių brokerių, tai ką kalbam labiau iš savo patirties, dalinamės, ką mes renkamės ir aiškinam tos motyvus. Aš beje irgi naudoju Revolutą tokiam investavimui, vaiko pinigų investavimui, tarkim, esu pasirinkusi vieną globalų fondą, ETF-ą, kur kas mėnesį esu nusistačiusi automatiškai, kad vaiko pinigai nukeliautų į tą fondą. Tai irgi su dukra esam sutarusios, kad čia yra tavo pinigai, kur po to nuspręsi kažkur studijuoti, tai galėsi tą krepšelį savo, jau panaudoti tiems mokslams. Tai Revolutas, ir dėl ko man patinka Revolutas pačiai, galbūt man yra tas patogumas, apie ką galim šiek tiek irgi pakalbėti. Tai yra, ypatingai tokiems pradedantiesiems investuotojams labai svarbu, kad nebūtų per sudėtinga. Nes būna atveju, kad žmogus, jau toks pasiryžęs investuoti ir kaip pavyzdys mano draugė viena parašė, sako, aš nuėjau į tą Interactive Brokers platformą, suvedžiau S&P 500 ir man ten išmetė sąrašą 20 įvairiausių fondų, ten iShares, Vanguard, Amundi, Distributing dividendai, ACC, sako, biržos skirtingos ir jinai viskas, sako, išjungiau ir nuėjau miegoti. Tai galbūt Revolutas, kuo išsiskiria, bent jau man, tai tuo patogumu, nes ten aš labai aiškiai galiu matyti, kada aš pirkau fondą arba akciją, kada aš pardaviau, jeigu pardaviau, ir tą visą istoriją, kiek aš uždirbau, tai tas man labai yra patogu, vienas dalykas, ir antras dalykas, jeigu aš noriu investuoti kažkokį vieną S&P 500, pavyzdžiui, indeksą sekantį fondą, tai man išmes vieną fondą, arba 2 fondus, bet ne ten 20. Taip, mažiau pasirinkimo ir tikrai investavime pradedančiajam investuotojui, kuo mažiau pasirinkimo, aš sakyčiau, gal net geriau, nes ten tikrai galvą galima nulaužti. O Interactive Brokers, Rena, tikrai
kainos prasme, pigumo prasme, Interactive Brokers yra toks tikriausiai 3 eurai sandoris, nepriklausomai nuo to, ar tu 1000 investuoji, ar 10 000, ar ten net daugiau, ne? Bet vat, kaip, nežinau, tavo santykis ar su Interactive Brokers, ar turi sąskaitą ir kokia patirtis? 3 turiu. 3 sąskaitas, taip. Savo asmeninę, vaiko ir šeimos. Okay. Pasidalink. Jo, tai sakyčiau dabar visiems, kas galvoja, vat, savo vardu negali, vaiko vardu negali atidaryti, vaikas mažą sąskaitą kažkur tai bankė arba dar kitur, tai atidarykit savo vardu antrą. Tiesiog Interactive Brokers. Leidžia, ne? Leidžia, taip. Jo, atidarykit savo... Nes man atrodo, Revolute negali atidaryti kaip atskiros sąskaitos, kažkaip visien vienu per savo platformą turi, savo programėlę turi investuotojai. O ten gali turėti 2, jungtis per 2 paskyras. Atskiras ir daryti sandorius. Tai ir gali dar per šeimos turėti atskirą, kur su vyru gali. Tokia bendra su vyru, kur investuoti. Taip. Tai vieną automatizuotai naudoja, pavyzdžiui, vaiko pinigams investavimo, kitą naudoja šeimos, trečią naudoja savo. O šiek tiek pasidalink, šeimos, man įdomu, tai reikėjo abiem kažkaip praeiti tą visą KYC procedūrą, tai parodyti ten pasą, nuotrauką ir panašiai. Ar vienas atidaro? Vienas atidaro, kitas patvirtina. Kitas patvirtina ir tokia bendra sąskaita. Bendra sąskaita. Tai reiškia, kad kiekvienas gali iš jūsų, tiek vyras, tiek tu, gali pervesti pinigus, sandorius daryti. Aha, čia, manau, tokia irgi visai vertinga informacija. Ir neseniai Interactive Brokers įjungė tokią galimybę automatizuoti investavimą, automatizuoti ir pervedimą iš banko ir automatizuoti tų pinigų investavimą į tam tikrą finansinį instrumentą. Jo, tai tas irgi labai paprasta, kad tu gali nustatyti datą, kada iš kokios sąskaitos daryti. Aš žinau, kad būna, kad kartais su bankais nepaeina. Lyg ir atrodo nustatai, bet kažkas neeina. Skambini bankui, pasitvirtini su... Yra iššūkių, kad ten tau paleistų, patvirtintų, ten būna tokių trigerių tikrai, bet praėjus, tai yra kelias, kurį reikia praėjus, po to viskas tai pakankamai sklandžiai būna. Jo. Tai tau Interactive Brokers nėra iššūkis, bet mes, kadangi daug su moterim bendraujam ir mokymus vedam apie investavimą, tai tikrai būna, kad lyg ir parodom, kaip atrodo ta Interactive Brokers platforma, bet po to, po kurio laiko tos moteris, kai kurios grįžta ir sako, man per sudėtinga ta buvo Interactive Brokers platforma, nes iš tikrųjų jinai, reikia su ją kažkaip susidraugauti. Ne? Ten... Čia ne tik moterų problema. Kokio tipo investuotojai pas mane ateina? Tai su didelėm sumom, taip? Labai, čia visų problema yra su Interactive Brokers, nes tikrai ten atidaryti sąskaitą yra, tų dokumentų, nors atrodo dabar tas patvirtinimas tavo ten lėšų šaltinių kartais paprašo, priklausomai nuo to, koks tipo verslą tu nurodai ir panašiai, kokią profesiją tu nurodai, gali papildomų dokumentų paprašyti. Būna nesupranti, kad tu nori atidaryti margin sąskaitą su skolintais pinigais, tau to nereikia atidaryti. Tai yra tų pasirinkimų keliai, kur negali susigauti. Tai tas biški trukdo ir jeigu nukrypsti į tą linkmę, tada jau prasideda tokios džiunglės, kad tau atbaido, bet jeigu paprastai padaryti, tai kaip reikia, tai nėra taip sudėtinga. Aš sakyčiau, sudėtingiau įmonėje atidaryti. Žinai, kiek laiko yra. Mes bandėm su Rena. Dar bandom. Tai su Interactive Brokers yra tiesiog, kad tų visų dokumentų, kurie prašo, tai jie yra tokie ir tas ataskaitas, kokiu tipo jų reikia arba nereikia, tai vieni yra Amerikoje skirti, kiti yra Europoje skirti, reikia suprasti, susigaudyti, tai kokie yra tau privalomi, buhalteris tau nepadės. Taip. Tokiais klausimais, tai šitas yra sudėtingesnis ir tikrai reikalaujantis jau įsigilinimo į situaciją. Būna labai sudėtinga su jais kalbėtis. Čia lietuviškas brokeris, kodėl gali laimėti, kažkoks Miriedas prieš Interactive Brokers, tarkim, darant įmonėje sąskaitą juridiniam asmeniui. Tiesiog, nes good luck prisiskambinti prie Interactive Brokers. Taip, tai paminėjai šiek tiek Myriad irgi. Myriad Capital yra lietuviškas brokeris, kuris labai panašus kaip Interactive Brokers, tik jų pranašumas yra toks, kad jie siūlo su klientais pabendrauti lietuviškai, jeigu iškilo klausimų arba kažkur užstrigo klientas, tai gali kreiptis į juos ir jie padeda tą daryti. Vėlgi, matyt, be jokios reklamos, bet tiesiog žinant. Ten makleriai dirba ir pakonsultuot gali ir padėti ir pirštų parodyti, kur žiūrėti, kur spausti.
nes tas irgi pakankamai svarbus būna pradžiai, kad, nu, vat, kur žiūrėti, investuotojas nemato, va čia parodai pirštų. Tai va tokių dalykų, va, pavedžioti už ranką, tai yra didelis privalumas, aišku. Bet, aišku, tiems, va, jau tokiems, nu, prakutusiems investuotojams, kurie nori, va, paminėjai šiek tiek margin accountą, ne, tai yra investuoti su skolintais pinigais, tai, aišku, matyti Interactive Brokers yra toks, nu, nepakeičiamas, nes tikrai galimybių ten investuoti bet ką, bet kaip tikrai yra, bet kokias finansinės. Reikia rinktis, aišku, ir ten, kur yra patogu, bet ir kur gali su palūkanom geresnėm skolintis. Tai jau tie investuotojai, kurie didesni, jie su savo private bankeriais gali irgi neblogai susitarti ir skolintis ten ir per tuos pačius savo tarptautinius šveicarų bankus ar kitus bankus, kur ten gali ir geresnės sąlygas gauti ir panašiai. Ne? Tai vat, čia dar priklauso nuo to, vat, nes jeigu nori investuoti skolintis pinigais, jau tikrai labai turi žiūrėti, už kokias palūkanas tu skolinėsi. Nes gali būti, kad pasiskolinsi ten už 15, ne, tos pinigus. Už 15 gal ne, bet reiškia, tai suvalgys labai didelį dalį tavo jo prieaugio ir gali būti, kad kažkuriu metu tiesiog nepakaks pinigų. Taip, ir tave prašys dar pervesti. Arba pardavinės tiesiog tavo, likviduos tavo pozicijas tokiu nepalankiu metu, kur gal ir nenorėsi, kad būtų parduotas. Tai matyti apibendrinant vėlgi, nu, galbūt ką rinktis, ne, nu, tai patogiausias, galbūt toks saugiausias variantas, galbūt rinktis tą banką, kuriame turi sąskaitą, tačiau reikia turėti minti, kad ten galbūt taip bus patogumas, bus toks komfortas, galbūt ir saugumas, bet gali kainuoti labai brangiai. Kita alternatyva, nu, matyti ir mes pačios, ne, tai Revolutas paminėtas, kur yra pakankamai paprasta, keletą transakcijų, man atrodo, su tokiu standartiniu planu jie duoda nemokamai netgi atlikti, arba paminėjai Trading 212, aš nesu išbandžius, tai neturiu nuomonės to klausimu, bet kaip suprantu, tu esi pasibandžius ir visai galima. Tikrai tvarkingai ir mes per mūsų Invest eksperimentus investavom irgi per Trading 12, nes buvo kartais, kad nesurasdavom teminių fondų Revolute, per kurios, bet surasdavom Trading 12, ten tikrai yra tokia, kaip ir minėjai, Revolute mažiau pasirinkimo, bet iš kitos pusės, jeigu nori investuoti į kažkokį ten X-Trackers, Artificial Intelligence ir Robotics ETF, nežinau, ten arba Aging Economy, Longevity, kartais ir gali nesurasti. Kaip pavyzdys, vat, į gynybos fondą aš esu investavusi į vieną fondą, kuris seka Europos gynybos sektoriaus įmonės. Ne? Tai yra fondas, indeksas, kuris seka būtent ten kažkiek ten dešimtis tų įmonių. Tai pavyzdžiui, Revolute jo aš neradau, bet radau Interactive Brokers platformą. Ne? Tai jo, teisingai paminėjai, jeigu labai nori kažkokį nišinį įdomesnį fondą, tai galbūt nebūtinai tu jį rasi banke arba tam pačiam Revolute, tai gal reikia tada žiūrėti šiek tiek tokius didesnius, globalesnius brokerius. Turbūt svarbu paminėti, kad tie mokesčiai yra dinaminis dalykas, jie keičiasi ir jie dažnai keičiasi pas brokerius. Mes dabar šnekam vienokie yra, ne, galbūt ten po pusmečio bus galbūt jo, dar atsiras kitas brokeris arba dar kažkas kainas mažins ir panašiai, bet tiesiog čia bendram supratimui, jo, tai kitas dalykas, pavyzdžiui, Interactive Brokers tai yra depozitoriumas Airijoje, ne? Tai, sakykime, turint omeny, kad jūs iš vis su Lietuva nieko bendro neturite, ne? Jūsų brokeris ten Airijoje kažkur tai yra, tai jeigu dar sąskaitą užsienio turite, pavyzdžiui, pas kokį N26, o ne Revolutą, nes Revolutas vis tiek tavo lietuviškas bankas, ne? Bet yra tokių neobankų, tas kaip Revolutas, fintechų, kaip pavyzdžiui, vokiečių N26 irgi labai paprastas, ne? Nors Revolutas, aš lyginau šiaip kaip jie vadinasi, pasiūlymus Revoluto įvairių tipų, ten Metal, Ultra ir panašiai su N26 planus. Bet Revolutas tikrai siūlo platesnį, daugiau tų, sakykime, galimybių ir cashbackų, ir tų subscriptionų, ir pointų ir panašiai. Tai tikrai, sakyčiau, įdomesnis man asmeniškai kaip Revolutas būtų, nes jis tiesiog patrauklesnis už tą pačią kainą, ką tu gauni. Bet jeigu tu nori turėti labai kažką panašaus, tai yra N26, kur nereikia važiuoti į kažkokį ten Santandero banką, kur ten nori turėti saugumą vaikams ir jeigu su tavim kažkas atsitiks, bet jeigu su tavim kažkas atsitiks, ten niekas turbūt tavo vaikų ir nepriims, nes tu turi fiziškai ten būti. Tavo problema, kad su tavim kažkas ne taip. Jo, bet čia visur, ir Prancūzija, ir dažnai šviesnės biurokratijos labai didelės ir tikrai turi ten su jais daug
daug reikalų, bet jeigu turi turėti paprastumą neobanką, tai tau yra, turėjant 26, turi Interactive Brokers ir viskas, tu esi už Lietuvos ribų, visiškai už Europos ribų ir gali būti jo ten ramu. Aš dar pagalvoju, man dar vienas faktorius, kuris, vėlgi, ir čia dėl ko rinkuosi gal Revolutą, yra dėl to, kad jie turi tos pinigų rinkos fondus, kur žmonės paklausė, ar žinot, kas tie pinigų rinkos fondai, žmonės sako, ne. Sakau, ar žinot lankščiąją sąskaitą, anksčiau, man atrodo, vadinosi lankščioji sąskaita, dabar kažkaip iš karto pasiekiamas santaupos, žmonės sako, jo, žinau. Tai yra galimybė tos laisvus pinigus įdėti ir tokius, saugius, labai saugius finansinius instrumentus ir kasdieną gauti ten kažkiek ten centų, ten ar eurų priklausomai nuo sumos palūkanų. Kur tai nėra indėlis, ta tokia tradicinė prasme, bet tai yra saugus fondai. Tai bet man gal tas irgi patogu, nes aš kartais būna, kad kažką parduodu, yra tokia reikšmingesnė pinigų suma, kurios nesinori tiesiog, kad gulėtų be reikalo, nes aš bandau visus pinigus įdarbinti. Tai tas galbūt pinigų judėjimas, bet man atrodo Interactive Brokers ir galbūt net N26 tą patį siūlo. Jo, taip. Galbūt jo, lyginant su lietuviškais bankais, ten šiek tiek gal mažiau to. Jo, mažiau to lankstumo. O dar Rena, kadangi šiek tiek apie Interactive Brokers ir paminėjau, kad ten biržos, kad tie patys fondai, jie gali būti listinguojami ten Vokietijos, Amsterdamo biržoj, Londono, ten Paryžiaus. Ar turi skirtumo, kokį fondą rinktis, kurioje biržoje, ar taip, nes ne jokio skirtumo iš principo? Mes Europoje investuojame eurus, tai vis tiek investuosime Europoje listinguojamas biržoje prekiavimus fondus, tai europietiškus Europos biržas, tai didžiausia yra ta Vokietijos Xetra, Vokietijos, kur jeigu tu nori irgi turėti dar papildomą, tai yra biržos didelį likvidumą, tai Malta netinka, Xetra, gal ir Vokietijos tinka, tai sekantis turbūt, ten Londonas, Paryžius, tai yra, jau tos biržos, kur yra labai didelės apyvartos, jos labai senos, patikimus ir ten galėtum investuoti. Tai tokių jau specifinių biržų būna, pasitaiko, bet su labai specifiniais instrumentais. Tai birža yra vienas dalykas, kur tu galėtum žiūrėti, ne? Taip, bet Vokietija, tikriausiai Olandijos, gal irgi pakankamai likvidi turėtų būti Paryžiaus, tai matyti, jokio, aš sakyčiau, skirtumo, jeigu čia Lietuvos birža, ar ten, kaip paminėjai, Maltos, gali būti šiek tiek problemų su likvidumu. Mes Nasdaq'e, kad buvom svečiuose, ar atsimeni, kuri birža buvo pirma birža Europoje? Neprisimenu. Amsterdamo birža. Taip. Amsterdamas, kas buvo tikrai taip. Netikėtai šiek tiek. Netikėtai mūsų, tai net nežinau, Amsterdamą nieko nesu turbūt mačiusi. Taip, bet matyt, likvidumas ten pakankamas, tai nežinau, matyt, investuotojams, jeigu jau nusprendė naudotis Interactive Brokers platformą ir ten susiveda kažkoks fondas, iShares, S&P 500, tai ir ten skirtingos biržos, tai, matyt, reikia rinktis, taip stipriai negalvojant, bet, jo. Reikia rinktis eurais. Jo, svarbu eurais. Reikia rinktis eurais, reikia rinktis, jeigu galaikiam investavimą, kad šalia būtų ACC parašyta labiau negu DIST. Šiek tiek irgi apie tai stabtelkim, bet paaiškink, yra ACC, ne fondo pabaigoje būna ACC taškas arba DIST taškas. Tai ką tai reiškia, nes irgi klausia investuotojai. Tai investuotojams, kurių tikslas yra didinti savo tą kapitalo prieaugį, jie neplanuoja gyventi iš dividendų ir tiesiog tikslas yra, tą turto vertę didinti, tai visiems reikia rinktis ACC, accumulating. Tai reiškia, kad jūsų uždirbti pinigai akumuliuojasi investuojamus pinigus ir kartu reinvestuojami toliau. Ir tada veikia tas vadinamas sudėtinių palūkanų principas, kad visa ta suma kiekvienais metais, kuri reinvestuojami didesnė ir didesnė. Tai dėl to dažniausiai visi renkasi ACC, o ne DIST. Nes jeigu pasirinksi tą DIST, tai reiškia, kad tau įkris tie dividendai už tas įmonės, į kurias tu investavai į fondą, tai įkris ten tie, nežinau, keli eurai ir tada tu jų neinvestuosi, nes sumokėsi vien už sandorį, tai toks gaunasi, kad tie pinigai tada neįdarbinti ir tai gal geriau, kad jie tiesiog toliau suktųsi. Dar, Rena, galvoju, reikia pakalbėti, žinai, apie ką, kadangi jau nuo šių metų, 25 metų pradžios įsigaliojo investicinės sąskaitos režimas, tai investuotojams irgi klausimas, čia kokią sąskaitą galima priskirti prie investicinės sąskaitos, tai reikia matyti pasakyti, kad nesvarbu tai ar brokeris yra lietuviškas, ar tai yra bankas, ar finansų maklerio įmonė, ar valdymo įmonė, ar užsienietiškas, tokie kaip Interactive Brokers, Trading 212 ir ten kiti, tai jos galima visus priskirti prie investicinės sąskaitos režimo, reikės tik tais uždeklaruoti
investuoti ir ką tai reiškia, kad investuojant nereikės kas metus mokėti ten tą mokestį už prieaugį, ne tik tuomet, kaip tie pinigai bus išsiemami. Tai va čia matyti tokia, kad visi iš principo tokie licencijuoti patenka, nesvarbu ar yra Lietuvoje, ar Europoje, ar net už Europos ribų. Amerikietiški brokeriai irgi tinka ir patenka. Gerai, mes šiek tiek apie tas akcijas, aš gal dar vienas momentas pagalvojau, kad aš į lietuviškų įmonių akcijas investuoju pati nemažai ir tam, pavyzdžiui, tikslu aš renkuosi ne Revolutą, nes man atrodo, ten jie net neturi lietuviškų įmonių akcijų, ne Interactive Brokers, o renkuosi banką, kadangi mano sąskaita yra Swedbank'e ir renkuosi per juos investuoti dėl to, kad jie netaiko įsigijimo ir pardavimo mokesčio ir taip pat iki berods 30 000 eurų laikymo mokesčio netaiko. Tai ką tai reiškia, jeigu aš investavau į kokią nors Akola Group, Ignitis ar kažkokią akciją, 100 eurų, po to pardaviau 120, tai man nereikia apskritai mokėti nei už pirkimą, nei už pardavimą, tik tai valstybei mokesčius reikės už prieaugį sumokėti. Tai reikia irgi žiūrėti galbūt kokią akciją perki. Bet jeigu aš pirkčiau Apple akciją, tai tikrai rinkčiausi ne banką savo, dėl to, kad sumokėčiau jau tos minėtus ten 10 ar 15 eurų, kas būtų tiesiog nepagristai daug. Ne? Tai va čia irgi galbūt norėjau tą pabrėžti skirtumą tarp skirtingų irgi akcijų, ne? Tai jeigu kalbam apie amerikietiškas, galbūt verta rinktis vienokį brokerį, jeigu kalbam apie vietinės akcijas, tai kitokį brokerį. Gerai, pakalbėkim galbūt šiek tiek dar apie obligacijas, ne? Tai nežinau, gali dar pasidalinti, ne? Toks rekomendacija investuotojams, tokiems, kurie nori saugumo galbūt, tai jiem rekomenduojama turėti visgi obligacijų portfelį, ne tik tais akcijų. Taip. Jo, tam, kad rekomenduoti, turim žinoti atskirai kiekvieno rizikos, grąžos, profilo, charakteris, tikslus ir panašiai, tam, kad kažką tiksliai pasakyti, bet iš principo taip, obligacijos skaitomas labiau saugesnis turto klasės negu akcijos, nes jos laikui mažiau sviruoja, taip jos generuoja, sakykime, tą mažesnę grąžą, bet kapitalų rinkoje pinigai dirba uždaroje sistemoje. Ne? Ir akcijos, kai viskas kyla, dažniausiai yra labiausiai kylanti turto klasė, bet kai kažkokia sisteminė klaida rinkoje būna, sisteminė ekonomikoje, politikoje, geopolitikoje, ne, tai investuotojai visada galvoja, jeigu turi milijardą pinigų, jūs negali padėti kažkokią patų dėžutę, kažkur jos reikia padėti įdarbinti, ne, tai renkamos yra tokias saugesni instrumentai, kur, pavyzdžiui, auksas, kodėl jis dabar toks crazy, labai daug augantis, nes, gal su Trumpo atėjimo Amerikos rinka, tos Amerikos obligacijos dabar atrodo taip, ne visada gal ir tas pirmas pasirinkimas saugumo ir aiškumo ir vienas dalykas jo, kad aukso rezervus didina ir šiaip investuotojai dažniausiai investuoja tą auksą, kaip jeigu vyksta kažkokios ten krizės ir kaip turto klasė, kurią visi bėga, ne, tai safe haven, čia yra tas pavadinimas. Tai obligacijos ir dažniausiai būdavo ta turto klasė, kuri koreliuoja neigiamai su akcijom, akcijos krenta, obligacijos arba nekrenta, arba kaip tik kyla. Ne? Ir pavyzdžiui, nuo 2000 iki 2010 metų pasaulis turėjo dvi krizės. Mes Europoje ten 2000 Amerikoje nelabai stipriai jautėm, kai buvo minus 60-70%. Dotcom burbulas, jo, tai viso pasaulio akcijos, ten besivystančios rinkos tik laikėsi pliuse, BRICSai, tie buvo 10 metų išėlės, bet praktiškai visas pasaulis, Amerika, tai buvo neigiamos grąžos 10 metų išėlės. Jo, tai tuo metu, kai akcijos minusavo 10 metų išėlės, obligacijos super važiavo, ten atlaikė puikiausiai. Jo, ir atsirado tada tokių valdytojų kaip PIMCO, kur ten tik obligacijos amžinai, visą tą temą ir visi ten tik spaudė ir sakė, kad tik į obligacijos reikia investuoti. Tai nuo tuo momentu ypatingai, naujausių mes Europoje investuotojų daug neturime, kurie investavo iki 2000 metų, bet daugiau turim tų, kurie iki 8, 7, po 8, po 9, tada obligacijos jau pradėjo visi suprasti kaip į tokią saugesnę vietą, kai akcijos taip turi tokius neigiamus ilgus metus, tada obligacijos yra. Tai tas investuotojas, žodžiu, tas, kuris nori šiek tiek, nepatinka ten, minus 50, minus 70 nepatinka, ne, tai verta turėti tų obligacijų, nes tai yra toks, atvirkštinė koreliacija turi su... Neigiama koreliacija su akcijom. Jeigu akcijos sviruoja apačia, dažniausiai obligacijos arba kyla, arba laikosi ant nulio, atlaiko tas krizės, tai reiškia, jūsų turtas nenuvertėja per krizės, ne? Bet mainais jūs už tai aukojat grąžą. Taip, nes obligacijų grąža yra ženkliai mažesnė, priklausomai kaip, bet vidutiniškai. Taip, atsižvelgiate tai, ar investuoji į obligacijas.
Taip investuoju ir investuoju trumpesnius pinigus. Tai reiškia pinigai, kuriuos aš negaliu įdarbinti ilgesniam laikui, aš investuoju į obligacijas tam, kad tiesiog jie dirbtų. Ne? Tai pavyzdžiui, bet įvairiai gali būti ten, kai palūkanos buvo labai aukštas dabar paskutinius kelis metus Amerikoje arba Europoje, tu ir iš tų obligacijų galėjai uždirbti neblogai. Ten 4-6%. Taip, Amerikoje 6% galėjai surasti. Tai gal galėtum ir surasti ir dabar kokius 4-5, bet tai būtų tos aukštos rizikos obligacijos. Irgi turi savo rizikingumus. Bet dabar, mano obligacijos neįdomios visai, aš juos neinvestuoju, čia visiškai mano pasirinkimas, kiekvienam savo, bet aš tai jas žiūriu tai kaip į priemonę įdarbint pinigus trumpam. Tai reiškia, kur aš negaliu toleruoti didelių svyravimų. Reiškia, man jų reikės pasiimti priklausomai. Nuo 3-6 mėnesių metų bėgyje. Tai alternatyva yra obligacija. O kokį brokerį, dengia apie brokerius, tai per ką tada investuoju? Tai aš investuoju diversifikuotą aggregate, tas vadinamas diversifikuotas fondas. Taip, reikia irgi pasakyti, matyt, kad į obligacijas galima investuoti į tokias pavienės obligacijas, bet galima, ir geriau tą daryti, matyti fondus, nes tuomet ten daug bus obligacijų. Ir čia yra likvidu. Kaip galit biržą nupirkti akciją, taip galit biržą nupirkti obligaciją. Tiesiog obligacijų, tas krepšelis įvairių tipos, įvairių reitingų, įvairių šalių, viskas viename. Nereikia tada galvoti, čia man Amerikos dabar pirkti, Trumpas ten kažkas šneka, ar geriau dabar Vokietijos, kur Vokietijoje atrodo bankrotų dabar kiekis vis daugiau didėja, tai kur dėtis? Tai pirkit fondą, kur visko yra labai daug, tai ir tada turėsi tokią vidutinę metinę. Tai tas pačias platformas iš principo kaip ir akcijom naudoju, obligacijų fondas investuoti. Gerai, kadangi aš esu ta, kuri pakankamai daug investuoja į obligacijas ir į lietuviškų įmonių obligacijas, irgi galiu pasidalinti šiek tiek savo patirtim, tai aš investuoju, daugiausia obligacijų platina Lietuvoje ir Artėja bankas, tai yra buvęs Šiaulių bankas, tai per ten nemažai investuoju. Antras pagal dydį mano portfelis obligacijų yra Be My Bond platforma, tai yra sutelktinio finansavimo platforma, kuri platina įmonių obligacijas, tai kadangi jie labai jau pasirenka tokias, nedaug pas juos būna platinimų, bet pasirenka tikrai geros kokybės įmonės, tai per juos investuoju. Ir trečias dalykas, aš investuoju irgi per banką, į fondus, kaip tu paminėjai, bet aš jau per banką investuoju. Dėl ko per banką? Dėl to, kad aš investuoju į banko sukurtas fondus, tai Swedbank, Robur fondai, tai jie yra pigesni, tai dėl to šiek tiek mano portfelio yra būtent tokiam banko sukurtam fonde, kuris investuoja į obligacijas. Tai toks gal 3 tokie pagrindiniai, kur aš jau atsirinkau, kas man jaučiasi irgi komfortiškai. Bet matyti, į obligacijas investuojant iš brokerio pusės irgi, matyt, nesvarbu, kas organizuoja tą platinimą, galbūt verta pasižiūrėti, kaip prieš tai buvę platinimai, ar gerai buvo, ar išpirko, ar ne. Kokie yra atrinkimo kriterijai. Kokie yra atrinkimo kriterijai, taip, nes aišku irgi tai gali įtakoti. Galbūt galvoju, per sutelktinio finansavimo platformas gerai investuoti į obligacijas, žinai dėl ko? Dėl to, kad sutelktinio finansavimo platformos turi skaičiuoti reitingą. Tai yra, turi pateikti, ar čia A, ten B, C reitingas. Tada šiek tiek investuotojams yra komforto, kad kažkas jau atliko tą įvertinimą rizikos. Nes jeigu perki per banką, pavyzdžiui, tai bankas ką jis padaro? Jis paskelbia prospektą, tai yra dokumentą, kur aprašoma viskas apie įmonę ir tu jau pats turi nusistatyti, įvertinti, ar čia aukšta rizika, ar žema rizika. Tai jeigu žmogus neturi galimybių tą padaryti, neturi galimybių pasikonsultuoti su profesionalais, tai praktiškai neįmanoma. Tada tiesiog taip bėdi pirštu ir tikiesi, kad viskas bus gerai. Tai galvoju, čia gal sutelktinio finansavimo platformas šią prasme yra geriau. O kalbant apie platformas, tas skolinimo platformas, labai artimas irgi instrumentas obligacijom, tu investuoji pati, ar irgi tas pats principas, kad... Mano principas gyvenime, jeigu kažkam skolini pinigus, tu turi pasiruošti jų visiškai prarasti. Tai viskas tada paprastai lūkesčių nėra. Nustembi. Mane visą laiką nustembi, kad grįžta pinigai. Tai filosofija gyvenimo šiaip. Jeigu aš skolinu pinigus, aš esu pasiruošęs, aš juos 100% prarasiu. Tai toks yra ir mano tas požiūris į paskolas. Todėl į P2P tas vadinamas visiškai man neįdomu, aš juos nelendu žmonėms skolinti, ne. Bet, aišku, artimoje aplinkoje kažką. Taip, reikia. Aš parašau žinutę, reikia pinigų. Ne, dar neparašai, bet tą paskolinčiau. Galėtum. Tai, bet kas liečia tų
paskolų platformų, tai man kaip kriterijus aš žiūriu tiesiog, kokia yra vėlavimo. Statistika. Jo, jie pateikia statistikas, ten kartais tose statistikose reikia irgi pasiknysti, nes jie rašo bendrai, kiek išduota, tada iš bendrų, kiek išduota, tik skaičiuoja, kiek šiuo metu išduota ir tada kiek šiuo metu išduota vėluoja ir kiek šiuo metu yra išieškojama. Tai reikia skaičiuoti ne nuo to, kiek bendrai išduota, o nuo to, kiek šiuo metu yra einamųjų ir iš jų tada atskaičiuoti. Taip, tai irgi tokia sudėtinga matematika. Tai yra sudėtinga. Jeigu bendrai pažiūrėti, tai yra kokie keli procentai pas kelius brokerius, bet jeigu žiūrėti iš einamųjų, gali būti ir 20%. Tai reikia biškai gaudytis tose dalykuose, bet man tai yra tas kriterijus ir aš esu atrinkus savo platformas, į kurias investuoju, realiai į vieną taip esu investavus tik į Ronginą, nes man atrodo tiesiog tie mažesniai procentai, kuriuos esu, tas vadinamas rinkose risk reward, adjusted ratio, tai už kokią riziką tu kokią gauni gražą. Tai man atrodo pas jūs labai yra tas mano skaičiavimas efektyvus, tai toks geras vidurkis ir projektai tokie yra, tai aš ten investuoju, tai jeigu žiūrėti mano portfelio dalis, tai yra labai maža dalis ir vėlgi tai buvo labai trumpi pinigai, kuriuo aš negalėjau svyravimo toleruoti, ne tokie ir trumpi, bet apie metus laiko. Ir buvo labai sėkminga ir grąžino dar anksčiau laiko pinigus. Ir galvoju, kas su tais pinigais dabar daryti. Čia kaip ir džiaugtis reikia, bet kažkaip nesidžiaugi, nes jos vėl reikia galvoti, kur įdarbinti. Nes ta suma yra pakankamai reikšminga, bet tuo pačiu ir nelabai, bet kažkas su ją reikia daryti. Vis tiek, tu nelaikysi 20 000 sąskaitoje, kažkur tai reikia padėti. Tai tada ieškai vėl, tai 3 mėnesiai dabar vis tiek tu jų nereikės, tada ieškai obligacijų. Ir aš girdėjau ir iš savo investuotojų, kad, žiūrėk, kokie geri, ant tiek, kad grąžina anksčiau pinigus ir dabar nežinai, ką daryti, nes 3 mėnesių nėra ko padėti. Ir tada yra tavo money market tas sprendimas. Pinigų rinkos priemonės, kur gali įmesti tos pinigus. Kur gali įmesti. Jo, mano santykis su sutelktinio finansavimo platformom yra toks labai šiltas, dėl to, kad aš dar prieš kiek čia 10 metų dirbau prie įstatymo sutelktinio finansavimo, tai aš jį rengiau, visą tą teisinę bazę ir dėl to, kadangi man buvo profesiškai įdomu suprasti, kaip veikia, tai aš buvau, nežinau, keliose platformose, buvau viena iš pirmųjų investuotojų tikriausiai, dar gavau asmeninius laiškus, laba diena, Jekaterina, matom, kad pradėjote investuoti, ar galėtume kažkaip padėti, ir aš galvoju, aš dirbu Lietuvos banke, apskritai nesikreipkite mane, nes aš turiu išlaikyti neutralų tokį, požiūrį. Tai va aš visas iš principo išbandžiau, va čia lietuviškas platformas, keletą užsienietiškų platformų, tai irgi tiek va nekilnojamo turto, Rongin, tavo paminėta, Profitus, Savi, paskolų klubas, čia yra iš tarpusavio skolinimo platformų daugiau, Finbi, tai visas man veikia, nežinau, graža, aš ten, sudėtinga man apskaičiuoti, kiek galiausiai aš ten tų pinigų gavau, nes yra tų paskolų, kurios negrįžo, bet jos išieškomos ir nežinau galiausiai, koks tas rodiklis bus, bet kadangi palūkanų normos pradėjo žemėti, per tos, kiek čia 8 metus ar kiek, tai jau tapo man jau nebe toks galbūt patrauklus įrankis, nebent, kaip minėjai, galbūt kažkoks nekilnojamo turto projektas geras, kur žinai, kad 8% siūlo, ten tarkim 7-9%, tai aš tada pasirinkau ir investuoju, bet šiaip jau pasirinkau galbūt šiek tiek mažinti savo portfelį, nes tiesiog per daug gal man to vargo su tą visą bazę tų platformų. Bet sakyčiau, kad tikrai, jeigu jau investuoti sutelktinį finansavimą, tai reikėtų jau rinktis tas lietuviškas platformas, jau laiko protestuotos, pakankamai gerai veikiančios. Tas laiko, bet pačiu neprotestuotas krizė. Čia tiesa, jeigu būtų tokia smarki didelė nekilnojamo turto krizė arba ekonominė krizė. Sekėsi jo nekilnojamo turto. Tas tiesa, geras labai pastebėjimas, bet bent jau man kaip svarbu, kadangi, kad kas ten stovi už tos platformos, tai bent jau, kad jau čia, žinai, tie žmonės, kur tu matai per televiziją, jie kažkaip jau stengiasi bent jau taip reputaciškai apsaugoti tos projektus. Dėl to ir dėliojant tos investicinius portfelius su investuotojais arba pačiai investuojant, visi renkasi tas turto klases, kurie turi ilgiausią istoriją, kur tu gali suprasti, kaip jos elgėsi ten, nežinau. Didžioji depresija buvo, ten perėjimas prie eurų, ant 2000 krizė, stagfliacijas, 70-ieji, 80-ieji, tada ten visokios ten ekonominės krizės, 8 metai, tu turėjai auksą, tu turėjai obligacijas, nekilnojamo turto sektorių ir tu matei, kaip jos elgėsi, ten, kaip migravo tas kapitalas ir kaip atrodo rezultatai. Tai iš todėl ir visus tuos portfelius dėliojant, visi labiausiai vadovaujasi obligacijų akcijų principais, bet yra ir tokių jau, kurie ir pereina
ateina ir prideda dar ir daugiau biškį aukso ar nekilnojamo turto su ta prielaida, kad mes turim vis tiek istorinius duomenis ir galime vadovautis istorinės duomenis, darys prielaidą į priekį, ne, kaip jos galėtų atrodyti tavo portfelį. Tai dėl to įtraukiant kitas turto klases, pavyzdžiui, didėjai bankai įtraukia, aišku, daugiau, jie įtraukia į private equity, tai yra irgi labai ilga istorija ir panašiai, tai įvairūs tokio tipo paskolų fondai, bet su sutelktiniu finansavimu mes to neturim. Ne? Mes bet jos galima iš principo traktuoti kaip alternatyvės investicijas, nes tai yra investicijos į nekilnojamą turtą arba į privačią skolą, kur skolinam žmonėm pinigus arba įmonėm pinigus. Tai, ir tai yra labai patogu ir paprasta, nes ne visiems žmonėm ir tinka, sakykime, tie svyravimai. Aš taip pažįstu investuotojus, kurie turi tikrai didelį kapitalą, jie gali tą kapitalą įdarbinti bet jiems netinka tie svyravimai. Jie kiekvieną dieną žiūri, negali. Tai skambina, sako, kas čia vyksta, kodėl tu man sakai, čia 8 bus ar 10%, ne? O pas mane minus 3. Taip. Ir jiem tie svyravimai netinka. Ir aš turiu tokių investuotojų, sakau, čia ne jūsų produktas. Jūs ir jie supranta, priema ir eina, ir čia yra kaip puikiai alternatyva. Tas platformas, ne? Iš principo, nes ten, žinai, 7%, rizika maža, ten A lygio ta paskola, ne? Tu duodi, grįžta pinigai su palūkanom. Nelabai apibrėžta ir labai aišku. Apibrėžta ir aišku, iki tol, kol neatsiranda vėlavimai arba ten defaultai ir panašiai, nes yra ten savo rizika, bet tai ženkliai paprasčiau suprasti, tu supranti, tu mainais gauni nekilnojamą turtą, kiekvieną dieną netikrinė, ar rodė kainą to nekilnojamo turto, pakilo arba nukrito. Būtent. Jo, ir tau dėl to saugu. Atrodo, kad viskas flat. Bet jau jeigu matyt žmonės, ir kaip aš elgiuosi, investuodama platformose, kad jeigu jau investuoji, tai aš jau taip maksimaliai bandau diversifikuoti. Tikrai nebūna taip, atsiranda projektas, čia, mano investicinis krepšelis yra ten 10 000, atsiranda projektas ir aš ten visus 10 000 paskolino, nes jeigu žlugs ta paskola, tai nulėks visi pinigai, tai jau maksimaliai tada ten po 100, po 200, po 500 eurų priklausomai nuo apetito rizikos ir investicinio krepšelio, tai paskaidyti jau tada per platformas. Gerai, o dar užbaigiant egzotiką, nežinau, ar investuoji, minėjai auksą, šiek tiek kriptovaliutos, ar turi tokios egzotikos savo portfelį ir jeigu taip, tai tada per ką investuoji? Tiesiog niekada neėjau, nepirkau aksulųjų, sakykime, seifą, čia, man atrodo, toks labai jau old schoolinis ir sunku man įsivaizduoti iki tol pateisinti, kam taip daryti. Nežinau. Jeigu jau mes tikim, kad čia visur ten viskas sistema žlugs ir panašiai, ką mes bunkerė darysim su to. Šito tikrai nesuprantu, bet auksą galime per fondus investuoti ir mes rodom per investą, kaip tą galima padaryti. Ir mainais jums iš tikrųjų fondai suteikia teisę turėti dalį to aukso, kuris guli, sakykime, Vokietijoje seife, Vokietijos banke. Tai dalelytė turi. Taip, dalelytė. Įdomu būtų teorijai pažiūrėti, kaip fondas sprogsta, kaip po to perrašo tau luitą tiesiogiai į tavo vartų, bet šiaip tai teorijoje taip ir yra. Ne? Tai tu gali investuoti į fondus, kur tu gali turėti teisę, tą dalį aukso turėti. O šiaip iš alternatyvų, tai dėl smalsumo. Šiek tiek pasibandai, ne? Taip, pasibandau. Tai kas yra, pasibandžiau su kripto labai mažam sumom, mano manimu. O ką pasirinkai, pavyzdžiui, investavimą kripto? Bitcoiną ir eterį. O per ką? Per Revolutą. Revolutą irgi. Taip. Aš turėjau atidarius ir Binance, pažiūrėti, bet ten buvo tokia pagunda, aš atsimenu, čia buvo 21 metai, man atrodo, ne? Čia buvo apie 20 000 kažkas tuo metu, 25 000 dar bitkoinas kainavo ir mane vyras spaudė, kad mums reikia pirkti ir mes atidarėm ir nepadarėm. Tai džiaugiesi? Priklausomai nuo to, neturiu emocijų, bet vyras nesidžiaugia. Nes tikriausiai buvo ten perpus, jeigu nedaugiau pigiau. Bet kitas dalykas, tai pavyzdžiui, investavimas į startuolius. Man kuo daugiau, to įdomiau, ta prasme, tas rytis tokia tampa. Ir iš tos pusės, kad tiesiog, gal iš to, kad ir laiko dabar ir galimybė atsirado, bet pradžioje tai buvo platformos, ne? Kur tu gali investuoti. Beje, bet šiek tiek čia galiu pasakyti, kad yra, nepaminėjau, kalbėdama apie sutelktinį finansavimą, aš esu išbandžius keletą platformų, kur galima investuoti į įmonės, į akcijas, iš principo, įmonių, kurios nėra listinguotos biržoje, ne, tai startuoliai taip vadinami. Tai aš esu investavusi 300 eurų į
vieną, kaip Vinted, tik tais Prancūzijoje yra, kur bet prekiauja tokiais bet prabangos, jie labiau orientuoti, ten, žinai, Hermes rankinukus, Chanel, ten antrinė rinka, tai yra resailas. Taip, resailas, taip, antrinė rinka, tai va 300 eurų investavosi tos įmonės akcijas ir dar 300 į kažkokią vaikų smagių tokių drabužių kūrėjus startuolį, jis Londone yra, tai vis dabar, sakau, kaip ten sekasi, visai fainiai drabužiai, galvoju, turėčiau mažą vaiką, visai jį rengčiau tokiais ten linksmais, ten su drakonais ar ten kažkokiais herojais, ten drabužiais. Tai va, yra, dėja Lietuvoje mes neturim tokių. Taip, tai yra Crowdcube platforma ir Seeders platforma, tai va čia tiesiog keletas, beje, kai Revolut kažkada dar 2016 metais berods darė savo tą crowdfundingo sutelktinio finansavimo kampaniją, jie būtent per Crowdcube išplatino savo akcijas. Ir vat, įdomus dabar faktas, kad pagal dabartinį Revolut tą įvertį, tie žmonės, kurie investavo 2000 eurų tuo metu, tai po 10 metų jie jau yra milijonieriai. Iš 2000 eurų dabar milijonieriai. Tai aš tikiuosi iš savo tų 300 eurų. Gal ne milijonierė, bet... Por 100 tūkstančių. Taip, būtų neblogai. Tai va, bet Lietuvoje mes neturim, tai va reikėtų žvalgytis tokių platformų. Bet grįžtant prie startuolių, jo. Dar Seeders turi tokią antrinės rinkos galimybę, tai kur tu gali savo investiciją parduoti kitam. Jeigu nori išeiti, likvidumas yra, jeigu kažkas nori iš tavęs nupirkti, tu prie kitos valuacijos gali jau parduoti savo dalyką. O į Crowdcube aš esu investavusi vieną kompaniją, kuri investavo Louis Vuittonas. Tai yra tokia e-commerce kompanija, tai Louis Vuittonas irgi dabar stipriai investuoja į skaitmenizaciją. Jo, tai vat, jie eina su irgi luxury segmentu, tai yra ruošia labai stipriai sunkumus didelius Farfetch'as, kuris turi, kuris Neiman Marcusas bankrutavo irgi, vienintelis, kuris stipriai laikosi yra My Teresa, bet jie ruošia tokį konkurentą, apie tai kalbama, My Teresai. Ir yra ten toks vienas startuolis, nes aš nieko nesuprantu apie tą verslą, to, kad manau, kad jie supranta, jeigu jie investavo, gal... Sakai, tiesiog juos, taip. Gal ir juos. Bet Lietuvoje mes turim First Peak, taip, kurie... Taip, yra fondai, rizikos kapitalo fondai, kurie investuoja į startuolius. Problemėlė yra su jais, kad gali investuoti nuo 125 000 eurų. Nuo 200. Taip, arba nuo 200, kai kuriuos taip. Problemėlė tokia nemaža, bet čia, kaip čia pasakyti, problemėlė ar ne, mūsų Lietuvos bankas saugo. Nes tai yra labai rizikingas jau produktas, labai rizikingas. Nes tu investuoji tą 125 000, tai gali būti, kad paskirsto, pavyzdžiui, ten po 20-30 startuolių ir visi bankrutuos, ne? Tai gali nieko negauti, bet gali būti koks pateks Revolutas arba Vintedas į tą krepšelį ir tada džiaugsis investavimas į startuolius man asmeniškai, tai investavimas arba į žmonės. Taip. Kurie ten dirba, kurie tikėjo, ne, čia turbūt First Peak'as man asmeniškai, tai yra žmonės ir komanda, kurie ten visus atrinkinėja ir dalykus, ir beje, ten moterų. Jo, komanda pagrindinė yra rimta. Tai aš juos labai rimtai žiūriu, o, sakykime, arba kitas yra, tai tiesiog kažkas didesnis ir jeigu tu turi galimybę, tai tu eini su kažkuo tokiu dideliu. Taip. Aš esu investavusi į vieną rizikos kapitalo fondą, tai irgi čia prieš keletą metų pradėjau, tai po 10 metų galėsiu pasidalinti galiausiai tą patirtimą, ar tie visi pinigai sudegs, ar visgi ten bus tų unikornų arba vienaragių lietuviškai, tai tikiuosi, kad bus. Tai galėsiu pasidalinti tą patirtim. Gal užbaigiant apie startuolius, dar vienas būdas investuoti startuolius yra, paminėjome sutelktinio finansavimo platformas, rizikos kapitalo fondai, bet dar yra tokie angelų, verslo angelų, tokie kaip networkai, bendruomenės, kur galima jau investuoti su daug mažesnėm sumom, ten keli tūkstančiai eurų gali būti, ten 5 000, gal 10 000. Tai yra Lietuvoje keletas, yra toks NGL, tai ten galima jungtis ir investuoti kartu, ir yra Litbanas, tai yra verslo angelų irgi bendruomenė, kur galima investuoti. Tai jeigu kažkam iš žiūrovo bus įdomu, tai galima ten nueiti. Taip mes, man atrodo, prašoko mane kažkaip ne tik per brokerius, bet ir per priemonės. Tai tikiuosi, kad kažkaip tapo aiškiau ir žiūrovams, ir mūsų pasirinkimai, logika, ir ką reikia atsižvelgti, renkantis tą brokerį, tą patikimą partnerį, kuris lydės tikriausiai visą gyvenimą jūs per visą jūsų investavimo kelionę. Tai dėkui, kad žiūrite ir buvote šiandien su mumis. Ačiū.